Sveiki. Ar matote, kokia Lietuvos valdžia? Koks didelis ir aklas jų godumas. Kad šitaip sudirbti mūsų dabartį, kad žmonės galvodami apie ateitį nori sugrįžti į praeitį. Šita valdžia nesupranta, kad tik tai apvogtas ir alkanas žmogus gali norėti revoliucijos, perversmo, iš šitos valdžios nuvertimo. Kadangi alkanas ir apvogtas žmogus yra piktas žmogus ir jis neturi ko prarasti. Statistika rodo, kad Lietuvoje gyvena 620 tūkstančių žemiau skurdo ribos. Aš manau, tai melas, kadangi visos valdžios visada pagražina statistiką. Lietuvoje mažiausiai milijonas gyvena skurde. Valdžia pasistengė. Taigi milijonas gyvenančių skurde yra Lietuva. Ir mūsų absoliuti dauguma. Taigi dėmesio Šiaulių sąjungos nariams. Mes esam Lietuva, o ne jie. Visi, kurie prieš Kapčiamiesčio poligoną. Jie Lietuva, o ne tie valdžioje, kurie tarnauja Epšteino satanistams Londone. Šaulių sąjungos patriotai turėtų susimastyti, kas yra Lietuva, kas yra lojalumas, kam lojalūs šauliai. Lietuvos žmonėms ar tiems, kurie palaiko spalvotus paradus, tiems, kurie naikina mūsų tradicijas, ar tiems, kurie atiminėja vaikus iš šeimų, tiems, kurie uždarė gimdymo namus ir faktiškai mūsų moteriams uždraudė gimdyti, kad Lietuvoje lietuvių neliktų. O gal tiems, kurie sudarė dirbtinės eilės pas gydytojus? Ar jie lojalūs gal tiems, kurie mums uždraudė referendumus? Kas yra Lietuva? Kas yra Lietuvoje tas fašistas, kuriam suteikta teisė spręsti, kas lojalus, o kas ne? Tam yra teismas. Vyksta akivaizdus smegenų plovimas. Lietuva tai dauguma žmonių, kurie de facto gyvena skurde, kuriuos į skurdą nuvarė tie, kurie plauna smegenis Šaulių sąjungos nariams. Net nereikia abejoti, kad teks atsakyti visiems, kas pakels ginklą prieš taikų Lietuvos gyventoją. Netgi teismas nenumato mirties bausmės už sunkiausius nusikaltimus. Už bet kokią žmogžudystę teisiami bus visi. Ir joks momentas X taikių gyventojų žudimo nepateisina, kadangi tai yra nusikaltimas, tai yra genocidas. Todėl karštoms galvoms reikėtų susimastyti, įjungti logiką, kol nevėlu. Ir ko gero paskaityti Lietuvos konstituciją, kuri beje paminėta Šaulio priesaikoje. Tie šauliai, kurie pakels ginklą prieš taikų Lietuvos gyventoją, prieš taikų Lietuvos pilietį, pirmiausia sulaužys priesaiką ir Lietuvos konstituciją. O momentas X reikalingas tik tai tiems, kurių tikslas, kad lietuvis žudytų lietuvį. Išvalyti Lietuvos teritoriją nuo lietuvių. Dalinkitės šiuo įrašu. Išsiųskite visiems Šaulių sąjungos nariams ir, kaip sako vienas protingas žmogus, kvėpuokime laisvai. Ir pabaigai, aš turiu ir daugiau įdomių kanalų. Vienas iš įdomesnių vadinasi Anapus. Tai, kas ten yra, apie tai Lietuvoje aplamai niekas nekalba. Bet specialiosios tarnybos tai naudoja jau daugybę metų. Taigi Facebook ir YouTube kanalas Anapus. Taikos jūsų namams. Būkite sveiki, iki.